Sveiki, jūs esate kanale Matematika be streso ir šiandien mūsų tema šaknis iš sandaugos. Taigi pradėkime. Labai įdomu, kad dabar matematika jau nebe skaičiai. Viskas, judame link logikos, bandome logiškai suprasti skaičius ir interpretuoti juos kaip nors įdomiau, kitaip, taip, kad palengvinti savo gyvenimą. Taigi pradėkime nuo tokio paprasto dalyko. Kvadratinė šaknis iš sandaugos pošaknyje yra 4,25. Labai paprastas dalykas, tiesiog padauginame ir pažiūrime, koks bus rezultatas. Kadangi rezultatas yra 100, tai galime išimti iš kvadratinės šaknies ir gauti rezultatą 10. Taip pat galime tą pačią sandaugą išspręsti truputėlį kitaip. Tai yra išimti pirmą skaičių, kvadratinė šaknis iš 4 yra 2, ir išimti antrą skaičių, kvadratinė šaknis iš 25 yra 5. Matome, kad rezultatas visiškai tas pats. Tuo norėjau parodyti, kad galime dauginti pošaknyje, o taip pat galime ir atskirai išimti skaičius. Tai tik pradžia, toliau bus truputėlį sunkiau. Paimkime tokį didesnį skaičių, 64 padauginti iš 16 ir padauginti iš 25. Čia mes po truputį jau įvažiuojam sudėtingesnius dalykus. Vėlgi galime užrašyti 64 padauginti iš 16 padauginti iš 25. Čia tik tai, kad jums būtų šiek tiek aiškiau, iš tikrųjų mūsų rūpi ne tas. Bet pažiūrėkime, ar kiekvienas iš tų skaičių gali būti išimtas iš kvadratinės šaknies. Ir mūsų atveju gali. Tai 8 padauginti iš 4 ir padauginti iš 5. Net neskaičiuosiu, kiek tai yra, nes ne tai yra esmė. Esmė ateiti iki paprastų skaičių, kuriuos jau galime apskaičiuoti. Na ir kitas variantas, pavyzdžiui, kvadratinės šaknis iš 2 padauginta iš kvadratinės šaknies iš 18. Čia mes turime tokią situaciją, kai negalime išimti nei kvadratinės šaknies iš 2, nei kvadratinės šaknies iš 18. Tačiau mes galime manipuliuoti skaičiais ir įvesti juos į tą patį pošaknį, padauginti 2 iš 18. Atsiranda skaičius 306, kuris jau gali būti išimtas iš kvadratinės šaknies. Bam, mes panaudojam logiką tam, kad pasiekti kažkokį tai rezultatą, kuris yra jau aiškus ir žinome, ką su juo daryti. Taigi mūsų atsakymas yra 6. Matote, mes galime jau pradėti manipuliuoti skaičiais. Judame toliau. Ir čia prasideda jūsų pratimai, kurie kalba būtent apie tai. Taigi, paimkime pirmą. 0,9. Negali būti išimtas iš kvadratinės šaknies, padauginti iš 250, kuris irgi negali būti išimtas iš kvadratinės šaknies. Bet jeigu mes kalkuliatoriuje, aišku, padaugintume tos skaičius, mes gautume rezultatą 225. O čia jau yra atsakymas, nes kvadratinės šaknies iš 225 yra kas? Teisingai 15. Paimkime sekančią užduotį, tai yra 40 padauginti 6,4. Čia vėlgi negalime išimti kvadratinės šaknies nei iš vieno iš skaičius, todėl lengviausia būtų juos padauginti ir pažiūrėti, kur tai mūsų atves. O tai atveda mus prie skaičius 256. O čia jau kur kas paprasčiau, nes 256 iš kvadratinės šaknies išvedus tai yra 16. 16 kart 16 duoda mums 256. Paimkime trečią. Čia yra kubinė šaknis. 800 padauginti iš 2700. Rodos kažką galėtume jau bandyti ištraukti iš tų šaknų, bet negalime, nėra tokio varianto, todėl reikia padauginti ir pažiūrėti, kur tai mūsų atves. Tai yra labai įdomu matematikoje, kad mes galime daryti eksperimentus ir žiūrėti, ar ten sprendimas. Daug matematinio atradimų buvo padaryta būtent tai bandymo būdu. Naudojant logiką, naudojant realius skaičiavimus, bet tai buvo bandymai, šaudymai. Bandome ir mes. Taigi 800 padauginti iš 2700 yra 216. Čia nežinau, ar jūs išmoksite, ar jūs tiesiog apskaičiuosite kalkuliatorėje, bet jeigu mes paimtumėm 6 ir įvestume į kubą, 6 kart 6 yra 36, 306 kart 6 gaunasi 216. Taigi mūsų atsakymas paprastas. Truputėlį dabar pasunkinkim situaciją. Paimkime tokią didesnį skaičių. Ir aš parašysiu, kas mums galėtų čia padėti. Jeigu jūs atsimenate iš praeities, kad 3a plus, tarkim, 5a galima būtų užrašyti visą reikalą taip. A padauginti iš 3 plus 5. Čia gaunasi 8a. Čia praeitis, bet dabar mes naudosim būtent šią logiką mūsų užduotį. Pažiūrėkite, kas vyksta. Vietoj A mes matome skaičių, kuris kartojasi 25 pirmojo atveju ir antrojo atveju. Užrašykime tai. Kvadratinė šaknis 25, čia 54 plus 46. Taigi atsakymę gauname 25 padauginti iš 100. Jau tie du skaičiai gali būti išimti iš kvadratinės šaknies. Pirmojo atveju bus 5, antrojo atveju bus 10.
taigi mūsų atsakymas 50. Gerai, jeigu nesupratote, judame toliau ir padarykime kitą užduotį. Taigi, 81 padauginti iš 115 ir atimti 51 padauginti iš 81. Matome, kad kartojasi tas pats skaičius 81. Taigi, 81, 115 atimti 51 ir einame prie mažesnių jau skaičių. 81 padauginti iš 115 atimti 51. Tai gaunasi, kad mes čia turime 64, o čia labai paprasta, nes 64 ir 81 gali būti išimti iš kvadratinės šaknies. Taigi mūsų atveju 9 kart 8. Ir čia gauname atsakymą 72. Matote, naudodami tą pačią logiką mes išsprendėme gan sudėtingą užduotį ir prieėjome prie konkretaus atsakymo, nors atrodė iš pradžių, kad viskas bus labai sudėtinga ir baisu. Padarykime dar vieną. Kubinė šaknis iš 1000 padauginti iš 14 plus 13 padauginti iš 1000. Kubinė šaknis 1000, 14 plus 13. Tai yra kubinė šaknis 1000 padauginti iš 27. Kągi, kubinė šaknis iš 1000 yra 10. 10 kart 10 yra 100, 100 kart 10 yra 1000. Taigi mūsų atsakymas 10 padauginti iš 3. 3 kart 3 yra 9, 9 kart 3 yra 27. Taigi mūsų atsakymas 30. Tikiuosi, čia viskas aišku. Pažiūrėkime dar vieną paskutinį F variantą. Kubinė šaknis iš 27 padauginta iš 345, atimti 220 ir padauginti iš 27. Vėlgi, besikartojantis yra 27, todėl mes jį užrašome visų pirma, atidarome skliausteles ir rašome 345 minus 220. Ir tai reiškia, kad turime kubinį šaknį 27 padauginti iš 125. Ir kai žinome, kad 27 išvesti iš kubinės šaknies yra 3, o 125 išvesti iš kubinės šaknies yra 5, tai mūsų atsakymas 15. Ir tai buvo gan paprasta, nes matematika turi būti be streso. Iki.